Esam šitoj vietelėje, net nebandysiu skaityti. Nusiaurs takėlis, bet kaip tik ratai įsitanka. Bišk centimetras iš šono ir aš jau viskas nuo kelio nuliekęs. Na va, mūsų maršrutas 50 4 km beveik, pirmien atgal gausis 8. Kas čia per veikėjai stup? Koks akmuo, žiūrėk, kaip plyta. Gal čia plyta, gal nuglūdinta jūros. Geras. Gera plytikė. A gali pasidėti kuprinę? Viškis įvera. Akmeniukų šaligatvis. Reikėjo akmenų padangas užsidėti. Lauktuvėm akmenys. Niekada daugiau iš mūsų nesitikėkit, į akmenų kraštą atlėkėm. Gerai, nenusivartom. Taip varom po Suomijos paplūdimį. Suomijos pakrantę. Nu pasitaisė kelis, tai va tokiu tai gal eiti, netais akmenim. Čia karvių yra? Žiūrėk, čia tas paukštis, kur matėm. Šitaba toks kels bus. Čia žmonės tie, kurie pro šoną sako tas biškdurnėlis ir kad čia varo. Palauk, sako. Eisi atgal, man atrodo. Kodėl neišypsas vis? Laipė tais kopinėtais. Sorry, what? Have you been there before? No. It's a little bit tough. I admire your mental strength. Thank you. Vandens pertraukėlė. Turim. Nu da į to kėlę. Akmeniukai. Čia elektrinė šluova. Jau nenurėdėkdavo. Ir esama paukštikių pirmųjų. Čia gal reikia atsargiau nesulaužyti ratų. Čia pilna šlamšto, ne? Jo, ir čia net nenueisi niekur kitur. O, bunkeris. Iš kitos pusės. Ant grinai oloj, man atrodo, išgraužts ir... Nu ką, varau nuo kalno. Paukščiai čilin. Alpinizmas. Smagiai važiuoti ant šito akmenų, lygiau negu ant asfalto.
Pala, kadagi įsistrigo į ratus. Nežinau, kaip čia geriau važiuoti, visai prastai. Fainiai čia. Jeigu nėra vienur kelio, visada ir kitur. Šliopsą, kroksą pametė. Pagaliau esam vietoj. Nu, buvo ką veikti čia ateiti. Biški buvo, bet esam čia, esam kur esam. O esam tai vietoj. Buvo verta viso to vargo čia ateiti. Tai čia filmuoja. Aš manau susifilmuoju. Čia jau tarp plaukų. Paheadbangingiškai. Nereik čia neheadbangint vėjas ir taip taršo. Galim judėti atgal, o tai bus dabar pareit. Nežinau, kiek užtrukom ateit, bet ateit užtrukom ilgiau turbūt, nes dar stojom pasifotkinti. Sagėdis. Taip lengvai šiandien turėsim tik vieną objektą. Niekas tau lengvas objektas. Vienas objektėlis tik tai skačiai ir
pasivaikščioti biškį akmeniniais kalnais. Nu ir nusikalėm. Prisikarstėm. Užtrukom lygiai 4 valandas. Tai dabar varom, biškį reikia maisto nusipirkti, užkasti kažką. Šiandienos dar planuosi ir pasiekti Pablo Kalio. Tenais rytoj lankysimės. Dar ant olų pasikarstyti. 202 kilus reikia nuliekti šiandien dar. Ten išmiegosim iš karto ir tuoj atsikėlisim ir apsilankysim ten. Važiuosim, jaučiu pro Turkų dar miestelį tokį. Ten jaučiu pavalgysim ir lieksim į savo vietą. Tai va, lekam dabar į Pardę, pavalgyti ir vietą. Maistas į viešbutį su pristatymu. Vandeniuko, bananiukų. Vandeliukų, bananiukų, suomiškų čipsų. Labai taukuot. Mano skrandžiai nepatinka maistas. Gerai, net. Va čia tai jau likė. Olingos čia visur. Vietos. Kalnai, pakalnės, uolos, skardžiai, akmenai. Gražu, gražu. Atvarom į Turkų miestą. Varysim pavalgyti. Tikiuosi nebauži Suomijai, jeigu Geltūną pravažiuoji. Gerai, kad ne per Raudoną. Silva surado kažkokią kebabinę, Alibaba ar kažkas tokio šiaip gerai vertinta, netoli nusukti nuo autostrados. Tai varysim, pamėginsim, ką čia duos pavalgyti. Pažiūrėsim, gal nesupykins labai. Esam prie skulptūros Kisa Kalų. Moteriškėlė su katiniuku. Ar kažkas ūsus jį nupiešęs. Vandalai. Gal negausim baudos už parkingą, nes čia visi su kažkokiam parkingo kortelėm, bilietais, velniai žino. Kaip keistai čia. Kebabas fries, blue cheese, potato. Neišsirenkam kaip visada, nežinom, ko norim. Visko. Jo, pasiėmė kebabų ir sako, gali dar pasimti po dubenėlį salotų. Tai rinksimės dabar kažką tais čia. Liuko. Turiu porą. Ką tu dėjome? Aš įsidėjau kažkokių salotų ir marinuoto alyvuogių. Pastų salačiukio. Eisim lauk dabar ir varysim prie mašinos kažkur pavalgyti. Nu, šiaip galim čia viduj pavalgyti. Ne į temą biškį, reikėtų suomiško maisto paragauti, bet ką daryti, ką kebabų mėgėjai esam. Kebabaučiai. Mačiau ten tokį suvinioja tą lavašą, kad mums vieną per pusę laisvai būtų užtekę, ką mes galvojam. Nežinau. Kažkokie pasimėtę. Reikia žinot, kad jeigu turkišką kebabą jėmė, tai žinok, kad ansai bus kaip... Pusę metro ilgio. Nu va, iki alkūnės. Pamatuosiu dabar specialiai. Nagi, ką mes čia turim. Oh my God. Paim tą kebabą. Žiaurus kebabas. Neįsivaizduoju, kaip čia valgysim. Rytoj tą visą dieną valgysim tą vieną kebabą. Gerai, kaip dėžutė atrodo. Oh my God. Čia irgi kosmosas. What the hell? Pažiūrėk mano delną. Nu, bet ne veltui ir kainuoji. Čia, ne grinai, čia 2 porcijas ruoš ir pasiėm pinigus. Nu, mes tikrai reikėjo vieną imti. Keis skonės biškai net nežinau. Kaip tau? Nu, šiaip nespėjau dar labai normaliai paragauti, bet kažkoks irgi keistuoks. Ta prasme, nepalyginsiu su Berlyno kebabu, geresnis buvo. Nu, pirmyn. Iššūkis, nuragaujam. Baisu biškį.
Toks jausmas, kažkas surūgęs būtų viduje. Nesuprantu. Na, aš jau pavalgiau kažkaip. Aš čia dedas viduj. Čia vieną mėsą. Pasižiūrėk. Jeigu nesuprantu, man patinka, tai reiškia nelabai. Nes taip tai valgyčiau. Nerekomenduočiau šito. Ne, buvo įvertinta gerai, bet kitam vienam gali būti 10, kitam gali būti 2. Tai man dažniausiai būna 2 visur. Nu, ne visur. Šitie 2 kebabai ir tuos atseit nemokamos salotos 25 eurai. Dar neišsirinkom nakvyniai vietos, reiks pasieškoti nakvynės. Ir tiek tada. Nesuprantu, kodėl tokias didelis procesas. Visi galvoja, kad tipo, kuo daugiau maisto, tuo geriau. Ne, yra kuo skanesnis maistas, tuo geriau. Aš irgi biškį nusiminus esu, nes tipo sumokam pinigus ir per daug žiauriai maisto, kuris nėra tikrai gers ir tai dabar visą vis tiek reiks suvalgyti. Arba mes laukan, o mes laukan ir gaila. Feilinam su maistu šitoj kelioniai irgi. Sad. That's true. Viskas, mašinytė, lėksim iki vietos, nusimato 80 km dar pavažiuoti. Tai už valandėlės turėtume būti vietoj. Dabar ir 9, tai ant 10 būsim gerka ne 12. Važiuojam. Kas čia toksai? Porsche Santis? Vėl. Varėm kavitės. Suradom aikštelę nakčiai. Va. Kažkokia. Neatrodo labai jaukiai. 10 km važiavom žvyrkeliu, kažkokius miškus, kalnus, karjerus, akmenis, pilna apleistų trobų. Pasidarysim kavos ir varysim į kitą aikštelę, gal kur daug žmonių, nes čia kažkaip nelabai jaukiai atrodo. Atrodo ta vieta kaip iš lemtingo posūkio, grinai. Žodžiu, kavytės ir varom dar 11 kilų kažkokią kitą aikštelę, nes čia jau labai jau atokiai nuo viso pasaulio. Varinėjom kažkokiais keliukščiais, žvyrkeliais iš tos vietos. Nuvedė GPS-as, tai pasivažinėsim ir po kaimo keliukščių Suomijos, netikėtai, ne tik po greitkelius. Kiek važiuojam, tai tikrai jau nežinau, kelintą čia apleistą trobą. Tai tas irgi dar suteikia tokio nejaukumo toj stovyklavietėj, nes važiuojam, žiūrim kažkokią apleistą trobą, duris atidarytos, visą taip nejaukiai kažkaip. Ir ta vietėlė tokia nebejaukiai pasirodė. Atvarėm, čia atrodo biški civilizuočiau. Yra 1, 2, 3 mašinos, mūsų 4, tai bent jau jeigu kažkas atvarys, tai turėsim biški pastiprinimo. Tokia vietėlė, 11 valandą, kluosimės lovą, eisim gulti, prisiblūdinom biški, bet svarbiausia, radom normalią aikštelę, ne kažkur ten nuo civilizacijos vėl nežino kur, čia žymiai jaukiau. Girdžiu, lygtais latviai šnek.